Labas rytas. Ruošiamės šiandienos ekskursijai, nežinau kaip pavadinti. Plauksim su kanojom, paskui eisim į žygį ir paskui važiuosim su džipais po džiunglės. So some of you may sit inside, yeah? Oh, look. Filmuoju. Two crocodiles. Yeah, that's a Khadial. Khadial? Yeah. There are The two fish types, eater. yes? Yeah, two types. That is they eat fish only. Very long. Yeah, fish eater crocodile. So we have to while here. Čia va krokodilai. So maybe in the canoe we will be all the together. So wait for a while here. So they manage canoe. Okay. We will be in the same canoe all together. Einam sėsti kanoje. Okay, please, three of you, three friends. Three friends. One by one. I want to put him in front because he's a baby. Nu taip, urveliai. Jo, namais apstatė upę. Krokodilams nebėra kur gyventi. There is a crocodile at the left hand side. And watch out, just you can see the head. Head of crocodile. Plaukia su mumis. Very good to see it here, at night. Išplaukėm iš miesto, bet paukštelius tik tai matoma ir porą krokodilų. Labai gera tyloje plaukti. Biškai greičiau ir bangų, įdomu. Gražuolis. Smagiai iš tikrųjų buvo paplaukti, nors ir nepamatėm daug žvėrelių. Daug visokių pėdučių matosi. Gal kažką ir pamatysim įdomaus. Reikia būti visada smalsiam ir pasiruošusiam.
Jau čia matomai kažką pamatė, nes verčia labai skubėti. Ir man atrodo, aš matau priekį raganosį. Šiaip keista tikrai, iš kur jie galėjo žinot, kad va sustosim, pamatysim raganosį ir plauksim toliau. Toks biškai dirbtinis dalykas atrodo. Išsilaipinom kitoje vietoje. Čia gal jau toliau pavaikščiosim. Pagal pėdas būtų tikrai didelio žvėries. You saw here or on where was Same side? rhino other side before same. where you saw. When you get down from there, from the canoe, and the guide took you to the rhino, yeah? Yes, To see yes. it, yeah. Naturally. yeah. Radom ragą. He was just scratching Yes, his head. wow. You can put on the both sides Wow. for the photo. Nu, uždėk man ragus. Dėti tu užsidėk. Taip, ne. Geras elnias kasėsi, mano rodinys. Elnias kasėsi ragus ir pametė. Super. Padėk. Red cotton. Red cotton ball. No poison, no bite. Oh, and there are a lot of them. Nu, čia šitų. Because of you don't know, yeah? That's land. yes. Oh my god, so funny. Nice. Yeah, bright color looks dangerous. Yeah. Red cotton bug. Red cotton bug, yes. You can see them everywhere on Yes, Yeah, yes. you can step in They it. eat the leaves. And And birds do not eat them because of they looks poisonous species, yeah? There's the black cotton bug. And you can see this fruit. Yeah, I wanted to ask. It is called rhino apple. The Rhino fruit apple. from this type of tree. Oh. In common name we call it rhino apple, but in Latin it is called Trivia nudiflora. When rhino get stomach problem, they do eat this fruit. Oh, it's for natural digest the- medicine yeah, for yeah. them also. But seeds inside. atrodo kaip figos, bet čia sakė, žmonės nevalgo, valgo raganosį, kad virškinimą pagerinti. Raganosio obuoliukai ir vadinasi jie. You have two different types of crocodiles. One is long snout, that is called harrier, and they eat only fish. They are critical endangered species. There are few number in the wild. And we have also breeding farm of that type of crocodile. It is a 20 container. No, I don't want to hurt him. Okay. It's fine. No, jis. No, For the Rawak. photo, take, hold it. Hold this. Oh, so This, nice. this hold, I mean this, hold it. Like this, yeah. Wow, very nice bug. Yeah. Bet there are a lot of them. And yes. you can see Because another one. animals can... Another one you can see carrying some seed from the rhino apple. Yeah. So they soak the nectar from that seed. Oh, They eat it, soak the nectar. Yeah. Eating. Juice, yeah. Čia tie augalai. Kiti atrodo gražus, bet prisilietė nudilgina. Kietri irgi nusidilgina jau. We are Tharu. Tharu. Sakė, čia gyvena meška. Come, you want to see? Yes, yes. See how big is the sloth bear living hole. It's a cage Wow. of the bear. I think nowadays he do not used to come because of the lots of people walking. Too scary, yeah. Yeah, it's a deep. They dig the Gyvena hole. meškiukas. Mostly they're digging the hole to searching their food. They used to eat termite and soft root plant. They are omnivorous. But this hole for the living. Dviese mes esam tik su gidais. Kitus padaugiau paskirstę. Sunkiai matos, bet yra va bežionės kelias. Natūralioje aplinkoje.
And this monkey, they eat insect also, and sometimes lice. They cleaning their body each other. Įbrėžimai nuo Yeah, tiger tigro catch is more deep in the tree. ir taip jis čia pasižymėjo savo teritoriją. So we are in his territory now. Yeah, so they can be somewhere. And how many tigers? It's about 130. 128. 120. Sakė, jeigu užsidėsi už ausies, tai neatskris. Now you Safe. becoming Tarzan. Tai va, šituos So it tokius is called žolytės that's reikia. Artemisia, yeah? Artemisia. Artemisija. Artemisija. Yeah. And if you have a skin allergy, it is good for. Sometimes if you get, it's called lantana camera. Oh, it's like spices. It's very hard Yes, to I say, but would it's very aromatic. Yeah, dar du. good smell, good aroma, yeah. Is it so big? Yeah, it is tall. It grow up about 7 to 8 meter tall. Elephant grass. Yeah. Dramblio žolė. Look at this fresh poop. Aha. Wow, this from the tiger. Yes, it looks like a tiger. So you can see some fur in the poo. See the furs Yeah. here. Oh. When tiger they kill the deer or pig. They in common name we call it namaste plant. Namaste plant. Galvoju, pajuokausiu su tuo kakučiu, sakau tigrą. Sako, jojo tigrą, nes žiūrėk, kailis yra nesuvirškintas. Yeah. Especially plant is called rattan vine. It Rattan is vine. good for use furniture. Right. So yeah, from it used to make a table and chairs. Yeah. Labai didelis medis. Medvilnės medis, kaip ir medvilnės vabalai. So this is called silk cotton tree, and this tree O, monkey is maybe. a monkey somewhere there. And tree is very useful for the wood and plywood, matchbox, drums. Wow. A, Wood is very light. And month of March, April, it looks red flowers. And jungle looks more colorful. a. Yeah, and after that flower, it produce type of banana fruit. It is called cat nail vine. So you can see the here. Vijoklis. See here nails. Yes. It is like a cat, Cat nails. nail. Yeah. Mes turime mažus vijoklėlius, o čia su tokiais kabinasi spigliais už medžių. In the groups. Kas įdomu, sakė, labai tas parkas saugomas ir jeigu naktį armija kontroliuoja tą parką ir jeigu naktį čia kažką sutiktų, tai turi leidimą šaudyti, dėl to visi bijo ir nieko nedaro, neina naktį tą parką ir nebrakonieriauja. Čia dar vienas vijoklis. It was hanging on the front. Monkey. Medžių žudikas. Užsilipa ant medžių taip. Sometimes people just sit Ir in uždengia here viską like jam. this, and they just hang there like this. Oh, it's a natural swing. Yeah, you like Very to? You nice. like? Yeah. Yeah. Like, So, Yeah, and hold this, don't fall down back, yeah? And now jungle queen ir hang. čia spigliukai. You want little bit? yes, thank you. Jungle Queen. Jungle queen. Natural. We have a king cobra, python, black cobra, bandit crate, Wow. green pit viper, Oh, nice. and water snake. Nice. But king cobra is deadly poisonous and black cobra. And why there are not active now? Actually, they hiding this time. Now getting winter, they hide. Sometimes we see them because they come out for sunbath. But most of time they hide. But during monsoon, everywhere full of water, lots of rain, they come out. Wow. Easy to see that time. Now Okay. it's difficult. Sako, einam čia pažiūrėsim ir pasiėmė akmenį. Tai nutikė taip iškart. Ten nubėga viskas. Wow! O, čia visa grupė. So you can smell these leaves as well. Smash it first, you can smell it, yeah?
Oh. Smash it first, like this. Smash more strongly. And is it used for... Put in the curry. Mostly South Indian people put in the curry for good flavor. Oh, wow. So it is called curry leaf. Curry leaf. Wow. Mostly Indian people, they like curry leaf Yes, it's plant. good. Čia pamatėm dabar, nežinau, 100 beždžionių būrys prabėgo. It's a big ball also. Red ash. Ir sakė, kad čia jos kovoja. Patinis. Čia patekom, o ten nesimato dabar tau, bet ten... Va, matai, kiek bėga daug. O čia patinis visus svajoja, nes raudono šikna ir didelis. Tai... They're fighting. One more. This flower from the pine. Labai įdomu. Tas lazdos kornešas yra nepasirėmimui, bet apsaugai nuo gyvūnų, neišpultų. Papasakoja, ką daryti visais atvejais sutikus. This is the rhino footprint, big one. Raganosio pėdas. You can see here, one of rhino. Wow. One of rhino. Sudėta specialiai. Aha. This is the head, ribs, and this is the backbone, and this is leg. It was a natural death, and body eaten by some jackals and other tigers, other cat species. And you found it somewhere in this place, yes? Yeah, rhino was dead in here. Aha. This is just the bone, and it was a natural death. Because no one is attacking them. Yes. No, that rhino was too old. Natural death. Tai papasakojo, kaip saugotis nuo raganosių, dramblių ir tigrų. Tai kas įdomiausia, sakė, dramblių labiausiai reikia Skin is too hard and bijoti, nes nuo jų nėra jokios apsaugos, net ir į medį įlipus. they be small and Tiesiog stengtis nebūti teritorijai. O tigrui sakė žiūrėti į akis ir nemirkčioti, nes tigras nepuola iš priekio, jis visada puola iš nugaros. I saw here in the menus before, but Oh, is it alive? I know. No. Saugo gidai. Tik sustoja iškart, sustoja irgi iš nugaros. Labai smagiai bendraujam, daug visko papasakoja. O, einam turbūt į tą bokštelį dabar tenai. Papasakoja, paklausiu, ar pitonų čia yra. Sakė, yra labai didelių ir įmanoma jas pamatyti, bet dabar gyvačių yra neaktyvusis sezonas, kaip ir miega jos, hibernating. Ir sakė, dažniausiai, jeigu pamatai pitoną, jis būna netgi prarijęs elnę visą, tarkim. Lipam į bokštelį. Did you found some any animals? monkeys. Lots of monkeys. Muchos monkeys. Viskas paskutinė stotelė, galim pasėdėti. Labai juda gerai čia tas bokštelis. Esta prohibición penal, ¿qué se para? Einam jau tikriausiai į pabaigos tašką. Bet gal dar kažką įdomaus pamatysim. Pasvajot. Va, sako, čia raganosis jie. Jie atsiger tikriausiai. Galvojam, ant kiek čia yra tikrai tie dalykai, ant kiek turistams pagąsdinti, gal padaryta, sudominti. Grįžinėjom, bet kitais keliukais, kas yra labai gerai. Tas vabalėlis, kur matė, red cotton bug. Yeah. Tai keičia odą, va čia viršui matosi sena oda, o čia nauja oda. O,
Jeigu kas galvojat, kad raganosiai gyvena kitokioje aplinkoje, tai va, žinokit, jie čia gyvena. Ir čia ką tik kur filmavau. Nu ir čia va dar. Tai raganosiai pasidaro tualetą, sakė, ir kokias 2-3 savaitės į tą pačią vietą ateina. Ir jie valgo tuos oboliukus, kur pradžiai turą rodžiau. Ir iškakoja tos oboliukus ir auga nauji medžiai. Ir sako, anksčiau čia buvo grassland, ta tokia labiau žalia, kur didelės žolės zona, o dabar užaugo miškas. Nes raganosiai vis patrešė ir seklytas naujas pasėja. Šiaip nuplaukėm su ta kanoja ganėtinai toli, nes valandą laiko plaukiam pasroviui. Ir dabar vat grįžtam ten, kur vakar matėm žmonės prie krokodilų ir šįryt matėm. Tai iš kitos upės pusės grįžtam į patį miestelio centrą. Eisim pažiūrėti, gal pamatysim krokodiliukų iš arčiau. Maybe we will see some crocodiles on this side. Yes, here? Ah, I see the tail, yes. Vietinis keltas. Grįžom. Turas buvo smagus. Pusės dienos, dabar einame pietauti ir važiuosim toliau į džiunglės. Tik šį kartą jau su džipu. Giedriutė sako, mums reikia tokias mašinas, Marius ir Giedrių. Kaip įdomu, drugeliai. Kur čia? Drugeliai atskrenda prie žiedo ir geria nektarą. Čia atrodo kaip šitų, kur prilėti ir susigūdžia didesnė versija. Mimoza berods vadinasi. Labai gražus. Vėl prie tos pačios upės. Kaip suprantu, persikelsim ir nuo ten pradėsim savo džipų žygį. Atėjome į išvykimo tašką. Džipų labai daug pristatyta. O aš padariau klaidą. Šokau iš džipo ir dabar nugarą žiauriai skauda. Nebe tokiam amžiui šokinėti. Yes, it's fine, thank you. Įdomu, kaip pravažiuos. Jie gal žino, kai yra ar nėra žemė. Pakvipo tos žolės, kai pervažiavo. Drambliažolė. Čia normaliai ant vietos. Atrodo. Tai geriau, aišku, atsargiai. Ten net kanalas kažkoks yra. Patėjau. Jo, kol kas tais pačiais takais važiuojam, tai... On voit ses oreilles en fait, jusqu'il sort de l'eau. Ah oui, ok. Ma comunque è talmente lontano che... Bambi, В сторону. Вверх. That water? Yeah. There's liquid from these pipes. Yeah. It increases the blood.
That works as iron. O, pelkė. Se bevi da quel broccoli e acqua che ha tanto ferro, Linkėjimai Jonui. Va, termitų urvai. Čia vietiniai turbūt, nes. Bus įspūdingas ežeras dabar ir turbūt pamatysim gyvūnų. šį mėnesį, ne šiuo dienos metu, ar dar kas nors su draugais. Šiaip tai ežeras labai tikrai gražus. Su tais džipais čia nevažinėtų, neišbūdėtų gyvūniukų. Oh, you can see the house of spider. That's the tunnel spider. Jo, tunelis yra. Kitą telefoną. Now, Atvykom į krokodilų ir vėžlių gelbėjimo centrą kažkokį. restroom? Yes. Čia slaugo krokodiliukus. Oi, čia jų kiek daug. O. Kokie snapai siauri. Sakė, šitie minta tik žuvimi, bet yra ir kitos veislės. Gal pamatysim ir čia. O, čia jau rimtas. Gal nepririštas? Jo. Black face, grey body, long tail. They live in a trough. They can jump about 20 feet from one tree to another. Oh, no, Another baby. Ten per kitai važiavo. O, tas kruvinasis medis. Gal dabar pavyks man nufilmuoti. Jo.
Baigėsi turas. Einam į valtį. Labai daug žmonių kitame krante. Labai gražu. Atėjo saulės palydėti, bet jau saulė nusileido. Išlipo pagaliau iš upės. Labai lėtai žvalgosi. Čia yra ganėtinai tolisi nuo mūsų, bet labai smagu, kad pamatėm. Wow! Čia yra geriausia kažkaip. Atėjo visiškai prie mūsų kavinės. Ir jie čia mušosi ką tik. Kur antras, tik tai neaišku. Antras bėgo tenai. Jo, tai mums gidas ir sakė, kad nepabėgsi tu nuo jų, turi slėptis tada. Dabar mušasi, va, žiūrėk, vėl yra akistata. Kur antras? Supratom, kodėl nieks čia jokių lempučių nedega. Raganosį kažkur yra, dar girdisi, bet nebesimato. Keturačius reikia taip statyti. Ateinam į tą vietelę, kur vakar bandėm užeiti jau. Tai dabar 4. kartą, bet dabar liktai dirbo. Einam pro virtuvę į vidų. Yeah, and you were closed all the time. Ah, and we were here. so sad. Sorry, I know. we had the festival Yeah, and had that's why. some work to do, so. Very nice, thank you so much. Thank you. Labai faina vietelė. Vaikiukas plauna indus, visi darbinti. Ir čia labai gerai įvertinta. Tai laukia maisto pilna vietelė. Iš tikrųjų mes gavom tik tai galiniam kiemelėje vietą, nes viduje buvo pilna žmonių. Excuse me. Do you have Roxy? Can we get to try? Thank you. Sužinojom iš vietinių, kad čia irgi gamina naminę. Vadinasi Roxy. Tai yra ryžių naminė. Jo, ir papasakojo, kad jie čia gaminasi savo reikmėms, nes irgi tokie įstatymai neaiškus. Gali tipo, policija atvažiuoti, jo, kaip ir pas mumis. Kaip ir pas mus, viskas. Bet čia iš ryžių. Ir sakė, beveik vos ne kiekviena šeima čia savo reikmėms gaminasi. Tai tik tai turistams nelabai irgi duoda. Bet čia pasiprašiau, tai sakė, duos paragauti. Bet čia buvo mūsų Everesto treko pirmoji stotelė. Šitas buvo iškilęs bajeris, kad aš užsisakiau balto vyno. Mes su Marium užsisakėm balto vyno ir mum atnešė 2 taures, tikėjomės atnešti 2 taures balto vyno. Tokius pripylė pilnus. Pilnas naminės degtinės ir padėjo ir aš sakau, bet mes užsisakėm baltą vyną. Ir sakom, čia ir yra baltas vynas. O ten buvo tiesiog naminė degtinė labai stipri. Jo, ir po kokius 100 ml. Pražinom, taip, nes ten buvo, wow. Ir sako, tai ir yra baltas vynas. Ir mes sakom, ne. Ai, sakom, to saldaus balto vyno. Sakom, taip, šito, tai tada suprato, kad reikia ir butelio. Tai va, bet kiekvienam regione yra skirtingas. Ir būtent čia daro iš ryžių. Ir vat bus įdomu paragauti. Mums abiems. Yes, Is it drink alone or with... No, alone, of course. Okay. Pure. Drink pure. I will walk it, no worries. We heard from a guide.
Taip, taip, taip. Right. Cheers. Wow. Tikrai ryžiai. Čia tikrai nežinau, ryžiai. Bet jisai nėra stiprus, bet skanus. Va galiu vieną gurkšnoti jo. Visiškai gerai. Taip. Prabėgo. Paliko taurę, tai dar vadinasi ateis. Tokia vietelė. Ir netgi irgi iš mūsų viešbučio matau žmonių. Šeima pati gamina. Pasiklausiau, ar galiu filmuoti, tai leido. Ir čia labai... Vegetarian curry. Spicy. Visi darbuojasi, labai smagu. Čia sėdim su žmonėle. Šeimininkas tiek užsiėmęs, bet jis prisėdo su manim pasikalbėti pakalbėti. Wow. Yra nereali aktorė. Ką? Ne? Oh, Euro! Oh my god! Euro was so cool. No, it's fine. Oh yeah, China. Wow. Ei. Namaste. Dhanyabad. Neblogai. It's not bad, yes? It's not so bad. Čia mano pirmą patiekalą. Jautiena. Labai skaniai. Labai toks... Paprašiau, kad nedėtų jų prieskonių, tai... Tai geriau čia kalba. Kung Fu! This is Nepali roti. Yeah, thank you so much. Pasivaikščiojimas dar buvo visai nieko iš tikrųjų, man patiko asmeniškai, bet džipų safaris, tai pasivaikščiojimas ir kanojas kainavo apie $20, tai džipų safaris kainavo 50. Nusprendėm, kad tom šalims, kurios neturi miškų, tai gal ir yra įdomu, bet mūsų atveju tai realiai buvo 4 valandos važinėjimo po mišką. Pamatėm keliose vietose, kas buvo tikrai įdomu, vat Raganosė. Kas buvo mums įdomiausia šiandieną, tai kavinukė, kuri yra ant upės kranto, ir pamatėm brendantį per upę Raganosį. Tai tas buvo įspūdingiausia. Tas Raganosis atėjo paskui į miestelį. Rytoj važiuojame į Katmandu, 7 val. Ryto autobusas. Praleisim paskutinę savo 4 naktis ir jau skrisim į ganėtinai atvėsusią Lietuvą. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad stebit kelionės įspūdžius kartu. Nežinau, ar jums pateikiu įdomios informacijos ar ne, parašykit komentaruose. Labanakt ir susitiksim rytoj.